Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Labą dieną, sveiki visiems, čia Kotaro ir dabar esu Dnipre, Ukrainoje. Dnipro, šiek tiek toli nuo Kijevo, maždaug 400 km į rytus. Ir, tik vakar po pietų aš čia atvykau ir, tik šiandien filmuoju kažką. Ir tam aš prieš stotį aš, šiek tiek filmavau tą sugadintą pastatą. Tai buvo sugadinta, atakuotas prieš metus, 2024 metų, kada, balandžio mėnesį būtent. Tam, 2 žmonės žuvo, kiek prisimenu. Ir būtent prieš stotį daug žmonių buvo, todėl aš čia filmuoju. Čia yra pagrindinė gatvė Dnipre ir būtent aš tik šiandien pastebėjau, kad Dnipre yra daug, dabar autobusas važiuoja, daug tokių parduotuvių, tai rašoma Visko Torg. I čia, tai būtent tam parduoda įrankius ir turbūt drabužius susijusius su, armija, kariuomenė. Paprastai kariuomenės produktus tam parduoda. Būtent tokių parduotuvių aš keletą mačiau jau Dnipre. Būtent Dnipro miesto centre yra daug tokių gražių pastatų, tokių istorinių. Ir tai dėl to labai įdomu pasivaikščioti po miestą. Labai patinka šis miestas. Būtent mieste važinėja tramvajus. Čia būtent yra bėgiai. Ir važinėja šiek tiek seniai tramvajus. Jau daug metų nevažinėju čia tramvajų, bet normalus tramvajus. Tik senas yra. Ir čia yra labai gražiai papuošta kavinė. Ir gražus pastatas, kaip matote. Labai faina. Ir būtent ten toliau dar yra restoranas Little Mariupol. Taip vadinasi. Aš norėjau šiek tiek filmuoti, bet buvo kariai, todėl geriau nefilmuoti, todėl iš čia truputį.
Na, matote šio pastato dekoraciją. Labai detali dekoracija, ne? Labai gražu. Ir būtent tam visą laiką jau remontas ir pastato būtent metro, bet jau daug, maždaug, nežinau, nuo kada vyksta remontas, bet aš čia buvau. Na, būtent aš Dnipre buvau pirmą kartą 2016 metais ir nuo to laiko būtent vyksta remontas nuo pastato metro Dnipro centre, bet niekada nebaigėsi, niekada. Dar tęsiasi. Nuo praėjusiais metais irgi čia buvau ir atrodo, kad nieko nekeičiasi. Tikrai nieko. Ir čia rašoma Dniprovskij metropolitan ir turi būti stotelės kaip muzejinė, centralinė, teatralinė, vokzalna jau yra nuo seno. Bet turi būti 3 stotelės, bet visą laiką vyksta remontas ir niekada nebaigėsi. Niekada. Daugiau nei 9 metai. Jo. Na, nežinau, kada bus. Jeigu yra metro čia, tai labai būtų patogu keliauti po Dniprą, bet visą laiką nėra. Nežinau, ar bus net. Na, kaip matote, nieko nėra, niekas nedirba. Ir būtent Ukrainoje visur yra tokia reklama. Paprastai kviečia į kariuomenę. Visą laiką trūksta karių Ukrainoje, todėl jo reikia daug reklamuoti. Ir čia yra kažkoks parkas miesto centre. Aš primenu, kad vieną kartą čia buvęs, o šalia yra česka pivovarnia. Starport. Taip vadinasi. Na, man atrodo, kad tai yra laukinis šuo, turbūt. Bet pirmą kartą aš Dnipre tokį šunį mačiau. Truputį tai baisu, bet aš nežinojau, kad tai yra. Na, ir šis parkas šiek tiek apleistas, bet nuo seno būtent taip atrodė, kiek prisimenu. Ir šalia yra apleisti namai. Tokia vieta būtent. Ir ten toliau yra upė. Ir dabar ten einu. Ir būtent aš pamenu šį pastatą irgi buvo prieš 9 metus ir kiek prisimenu, jau nuo to laiko buvo apleistas. Na, yra Ukrainos vėliavos spalvomis sudaužytas. Na, ir čia yra parkas, nieko nėra. O turbūt būtent jūs girdite, kad mano balsas šiek tiek ne taip. Tai dėl to, kad aš tik užvakar pradėjau susirgau paprastai. Ir dėl to mano balsas nenormalus dabar. Na, bet jaučiuosi neblogai. Viskas bus gerai. Truputį yra temperatūra, bet tai neturi būti aukšta. Tikiuosi, kad greitai man pavyks pasisveikinti. Ir čia yra skulptūra kažkokia, bet sunku suprasti, kas čia yra. Lietuvoje irgi yra tokios keistos skulptūros, bet šitą skulptūrą dar sunku suprasti.
Ir jo, čia yra Dnipro upė, labai didelė. Ir ten yra kitas Dnipro miesto pusė. Ir čia yra Dnipro upė, labai didelė upė būtent. Ir ten matoma kita Dnipro miesto pusė. Aš ten buvęs tik vieną kartą būtent. Na, apskritai yra pramoninis rajonas. Ir ten yra Dnipro miesto centras. Na, kol kas čia aplinkui daug yra senų pastatų. Na, bet Dnipro miesto centre ten labai daug modernių pastatų ir visai kitas pasaulis. Ten gražu labai. Parodysiu. Arba, nežinau, ar suspėsiu. Na, būtent man reikia po to susitikti su draugais, todėl, nežinau, ar turėsiu daug laiko jums parodyti. Ir, bet aš tik praėjusiais metais irgi filmavau šitą dalį, modernią dalį, Dnipro miesto modernią dalį, todėl, jeigu jums domina, galite tai pažiūrėti. Na, būtent tam yra dūmai. Nežinau, ar viskas gerai. Ar tai iš fabrikos, ar paprastai gaisras. Na, ir čia yra slėptuvė. Na, būtent mieste yra keletas slėptuvių. Tokia. Na, ir jeigu norite, jeigu kažkas, tai galima įeiti. Na, slėptuvė apskritai taip atrodo. Labai paprastas. Na, sunku matyti. Na, bet taip atrodo. Visai nieko. O man atrodo, kad čia su šituo fontanu kažkas ne taip. Na, per daug vandenį, matote. Turbūt kažkas ne taip. Sugadintas. Na, ir čia upė. Na, šiek tiek smirdo iš tikrųjų. Ir nešvarus vanduo, kaip matote. Na, nuo seno taip yra. Ir čia yra moderni miesto dalis, kaip matote. Praėjusiais metais irgi aš čia parodžiau. Čia yra parkas, labai modernus, gražiai sutvarkyta vieta būtent. Ir net miesto centre yra toks senas pastatas yra. Ir čia yra prekybos centras, Most City, taip vadinasi. Na, nuo seno būtent yra labai populiarus prekybos centras Dnipre. Na, labai graži miesto dalis, kaip matote, papuošta. Čia labai gražiai. Na, turbūt dabar man jau norisi šiek tiek pailsėti. Labai karšta dabar. Nežinau, kiek laipsnių yra. 27. Nėra labai karšta, bet norisi turbūt pailsėti kavinėje. Kur nors įeinu. Na, ir čia yra šioje gatvėje yra kavinė pavadinimu Double Decker Cake and Coffee. Ir jo, šitoje kavinėje pailsėsiu turbūt šitą.
Labai gražus pastatas. Na, čia mes, praėjusiais metais buvome. Labai geri restoranai, aplinkui yra. А там гарна церква. Тут, до речі, також азійська кухня. Ага. Не дуже смачно. Не смачно? Так. Ти хочеш сісти на вулиці або там? Дуже гарна декорація. Все. Ча українічу лимонада. Labai skanu. Čia piriškai. Taip vadinasi. Ось це знімай. Підкажіть, це сир. Також рис, яйце та цибуля. Це схоже на це, але ще з рисом. Це було смачно. Я взагалі не дуже люблю лук, цибулю. А ти теж робиш рис? Я не готую. Ніколи. Іноді. А, іноді. Дуже рідко. Na ir skaniai mes valgėme restorane ir po to važiavome kartu į draugo šeimos namą ir tam mes turėjome šašlykus ir dabar draugas ir tėtis kepa. Ir po to aš padėjau, bet tai paprastai tik filmavimui ir, aš pabandžiau kepti mėsą. Ten labai karšta, bet labai skaniai kvepia. Ir tokiu būdu padėjau filmavimui, ne tik filmavimui būtent kepiau. Ir, nežinau, turbūt 10 minučių. Ir čia yra kepta vištiena su slyvos ir baklažanos padažais. Na ir buvo dar daržovės, šviežios daržovės su druska ir čia yra slyvos pyragas, naminis žinoma. Buvo labai skanus ir gardžus. Ir tokiu būdu atostogavau Dnipre ir tai buvo mano paskutinė diena Dnipre ir po to sugrįžau į Kyivą traukiniu. Ir tai viskas. Ačiū. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!